Sveiki atvykę į Kauną. Keliaujame mano alma mater. Akademijos ištakos ir poreikis ją įkurti siekia prieškarį. 20-ojo amžiaus pradžioje visoje Europoje susirūpinta visaverčių žmogaus ugdymu. Tuomet daug dėmesio buvo skirta kūno kultūrai ir sportui. Nors Lietuvoje tuo metu apie tai pradėta kalbėti, bandymų kurti sistemą nebuvo. Vis dėlto keletas entuziastų suprato, kad visaverčiam žmogaus ugdymui ypač svarbus fizinis auklėjimas. 1934 spalio 10 dieną įvyko įkurtuvės puikiuose kūno kultūros rūmuose, kuriuos projektavo Vytautas Landsbergis Žemkalnis. Kūno kultūros kursų pradžia yra dabartinės akademijos ištakos. Prasidėjo jau 7,5 dešimtmečio skaičiuojančios aukštosios mokyklos istorija. Didžiosios spalio revoliucijos sukaktuvių dienomis Kaune įvyko estafetinis... Po antrojo pasaulinio karo sporto entuziastai siekia įgyvendinti prieškaryje subrandintą idėją – atkurti aukštąją kūno kultūros mokyklą, Kūno kultūros institutą. Nors sovietinė valdžia dėl sunkios ekonominės padėties ketino tokią mokyklą įkurti Rygoje, sporto specialistai, pedagogai Karolis Dineika, Aleksejus Šimanas įrodė, kad institutas turi būti įkurtas Kaune. Apie 15 000 žiūrovų suplaukė į Kauno stadioną stebėti rungtynes, nors Kauno fabriko... Juk ir sąlygos tam buvo puikios. Prieškariu pastatyta nauja halė, rūmai, šalia stadionas. Tokio komplekso pavydėjo ne vienas miestas. Sporto entuziastų pastangos netrukus įvertintos. Iškilmingas Kūno kultūros instituto atidarymas įvyko 1945 gruodį. Atkūrus nepriklausomybę, aukštoji mokykla vėl keitėsi. 1999 metais Seimo nutarimu institutas tapo Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaip daug kas mano, Lietuvos kūno kultūros akademija yra ne tik sportininkų kalvė. Mūsų akademija turi labai platų spektrą studijų programų. Mūsų akademijoje yra 2 fakultetai – sporto biomedicinos ir sporto edukologijos fakultetai. Mūsų akademija žymi savo kineziterapeutais, todėl kad mokinam kineziterapeutus jau 75 metus. Mūsų akademijoje moderniose laboratorijose yra daromi įvairūs tyrimai, kurie yra publikuojami įvairiuose pasaulio mokslo žurnaluose. Šiandien komanda mes susirinkome pasitreniruoti. LKK lyderiai! Esu komandos kapitonas Žilvinas. LKK studijuoju kineziterapiją. Esu Dovilė, studijuoju fiziologiją. Esu Darius, studijuoju kūno kultūros mokytojų specialybę. Esu Rima, studijuoju fiziologiją. Aš Vaidas, būsimas kūno kultūros mokytojas. Esu Rimantė, studijuoju treniravimo sistemos krepšinį. Sveiki, aš Rūta, studijuoju sportinę rekreaciją ir turizmą. Štai ir visa Lietuvos kūno kultūros akademijos lyderių komanda. Kalbant apie žymiausius Lietuvos kūno kultūros akademijos absolventus, būtina paminėti Virgilijų Alekną, 2 kartus olimpinį bei pasaulio čempioną. Taip pat tik ką iš Turkijos bronzą parsivežusi Kęstutį Kemzūrą, bei žinoma žymiausią Lietuvos boksininką Algirdą Šociką. Lietuvos kūno kultūros akademija yra vienintelė Lietuvos aukštoji mokykla, kuri turi savo baseiną. Čia mes mokomės, pramogaujame ir leidžiame savo laisvalaikį. Lietuvos kūno kultūros akademijoje mokosi ne tik vyrai. Gausu ir merginų, kurios taip pat siekia sporto aukštumų bei mokosi šioje akademijoje. Esame unikali aukštoji mokykla, tarptautiniai ekspertai patvirtino visas mūsų studijų programas ir mes žinom, kad jos yra reikalingos Lietuvai. Iki pasimatymo!